Esu vaikų linijos patarėjų komandos narė Rusnė, šalia mane sėdi kolegė Goda ir šiandien kalbinsime marketingo specialistę, dainininkę, socialinę aktyvistę, mamą Dovilę Filmanavičiūtę. Labas visiems, Dovilė iš tikrųjų yra ypatingas svečias, nes su ja galima kalbėtis įvairiausiam temom, nuo marketingo gudrybių iki motinystės visokių iššūkių. Tad norėtume pradėti nuo paprasto kasdieninio klausimo, kuris yra labai svarbus, kaip šiandien jautiesi. Ne, jaučiuosi aš gerai. Aš moku save pagauti už uodegos, kai ne ta diena. Ir tada turbūt, kad tiesiog irgi disciplinuotai susidėlioju viską taip, kad nekelčiau kojas iš namų ir kad būčiau su savim ir savyje ir atrasčiau kažkokį tai balansą, kad galėčiau vėl pilna koja eiti į pasaulį. Tai šiandien aš jaučiuosi gerai ir labai džiaugiuosi, kad mes susitikom. Nuo ko priklauso jūsų nuotaika? Kas labiausiai paveikia? Man labai svarbu būti gerai išsimiegojusiai. Gerai išsimiegojusiai. Ir dar tokie turbūt labai paprasti fiziologiniai dalykai, kaip gerti vandens, turėti kažkokį dienos režimą ir ritmą ir suvalgyti laikų pietus arba pusryčius. Ir toks tiesiog banalus, paprastas reikalas, toks fizinis pasirūpinimas savo kūnu. Nes kai jautiesi tvirtai stovintis ant žemės dviem kojom, tai tada ir čia viskas gerai. Ir čia. Taip, aš irgi visiškai sutinku, kad nuo fizinių pojūčių labai priklauso nuotaika. Bet dar vienas dalykas, nuo ko priklauso žmogaus nuotaika, bent jau mano nuomonė, yra nuo kitų žmonių nuomonių, kurios ne visada būna geros, ne visada būna teigiamos. Taip, ir viename iš savo interviu esat minėjusi, kad tenka susidurti su visokiais užgauliais komentarais. Ir netgi tenka gauti iš visai nepažįstamų žmonių visokių nepagarbiai rašomų žinučių. Tai ką patartumėt jaunimui, kaip į tas žinutes reaguoti ar nereaguoti, kaip tvarkyti su emocijomis, kurias atneša? Patarimas numeris 1 – bandyti susikurti aplinką, kuri būtų patogi, miela, draugiška, empatiška tavo atžvilgiu. Tada kitas dalykas, ką aš tikrai darau, taip suimu save į rankas ir savo pasakau tai net garsiai, tai kad tie komentarai, kurie vienaip ar kitaip įskaudina, ar įžeidžia, arba yra tiesiog elementarios patyčios, nes jeigu aš ir sulaukiu, tai tikrai sulaukiu tokių elementarių patyčių, pavyzdžiui, savo kūno kompleksijos klausimais. Tai ką tu gali tam žmogui pasakyti ir ką tu iš viso, tu net neverta apie tai galvoti, tai aš savo garsiai ir pasakau: Dovilė, čia yra apie juos, ne apie tave. Tie žmonės, įžeidinėjantis kitus žmonės, kurie to visiškai niekaip nenusipelnė, išlieja tokiu būdu savo vidinį skausmą kažkokį. Ir kai tu šitą dalyką savo įvardini garsiai, va taip kaip pratimą, čia yra ne apie mane, iš tikrųjų pasidaro šiek tiek lengviau. Ir iš tikrųjų turbūt, kas yra labai labai svarbu ir svarbiau už bet kokius patarimus, tai yra pasisakyti mamoms ir tėčiams, kaip tu jautiesi. Ir kaip mama, tėtis, močiutė, senelis, nežinau, ar bet kas yra artimas, labai svarbus ir patikimas žmogus, ką tie žmonės galėtų padaryti, kad tu jaustumėsi geriau. Tai man atrodo, kad visi siaubingi dalykai, apie kuriuos net nesinori galvoti ir nori tik įsivaizduoti, kad jie neegzistuoja, jie įvyksta dėl to, kad mes nesišnekam ir kad mes per retai užduodam vieni kitiems tą klausimą. Tai kaip tu šiandien gyveni? Aš labai norėčiau sustotis tavo pirmą mintim, kad sukurti tą saugą aplinką. Iš tikrųjų norėčiau, kad šiek tiek papasakotum, kaip ją sukurti, nes ypač socialiniai medijai tu gali dalinti savo kūrybą, savo menu, savo mintimis ir vieną dieną viskas labai labai staigiai apsisuka ir prasideda visokios patyčios ir užgauliojimai. Tai kaip ypač socialiniai medijai sukurti? Ar blokuoti visus, ar išjungti komentarus, ar ką daryti? Aš tikrai blokuoju, nesiveldama, labai noriu, kad, sako, jeigu tu blokuoji, tai tu lyg ir susikuri kažkokį burbulą, kur tu nesupranti, kokia iš tikrųjų yra visuomenė ir kad joje yra įvairiausių žmonių ir draugiškų ir nelabai draugiškų, tai tada tu nežinai, kaip saugotis ar ko saugotis ir taip toliau. Bet kita vertus, juk tai nėra kažkokia prievolė būti tose socialiniuose tinkluose. Tai aš ten einu tam, kad taip, pasidalinti su bendraminčiais arba su gerbėjais dalykais, kurie man yra svarbus. Aš ten einu pabendrauti, padiskutuoti, sužinoti kažką naujo. Tai jeigu aš nenoriu matyti šiukšlių tame kelyje ar toje erdvėje, kurioje aš esu, aš tas šiukšlės sudedu šiukšliadėžę ir uždarau spintelę po kriauklę, kur ta šiukšliadėžė stovi.
aš siūlyčiau ir kvieščiau riboti juos sąmoningai. Tiesiog daugiau dalyvauti realybėje ir į skaitmeną žiūrėti tik tai kaip į įrankį, nežinau, mokytis, dalintis, bendrauti, sužinoti kažką naujo, nežinau, susirinkti svajonių kelioniai, tipsus ir triksus ir taip toliau ir taip toliau. Tai gal turi kokių patarimų, kaip pasakyti savo nuomonę, kad nieko neįskaudinti? Mes Lietuvoje truputėlį neturim diskusijos kultūros. Man atrodo, kad mes diskutuoti kultūringai nelabai mokam. Pas mus viskas yra tokiom atbrailom ir tokiais ašmenim mes vaikštom. Nes kritika iš esmės yra geras dalykas, dėl to, kad jeigu tau argumentuotai kažkas paaiškins, kad tu galėjai galbūt truputį kitaip, o gal čia kažkoks net, ten kažkokio ar ne, kartu jau pradedi žiūrėti iš skirtingų požiūrio kampų ir tikrai gal supranti, kad kažkoks kitas būdas įmanomas ar ne. Tai tu augi, tu žinai, kad kitą kartą gal taip nebedarysi, o gal dar papildomų kažkokių idėjų kyla ir darysi dar kitaip. Ir man atrodo, kad vienintelis konkretus patarimas, nuo ko reikėtų pabandyti pradėti, tai yra pirmiausiai pasakyti, kas yra gerai. Pirmiausiai pasakyti, kas yra gerai ir tik tada pasakyti, kas galbūt galėtų būti kitaip. Tu turi išmanyti temą, apie kurią tu dabar kritikuosi arba kažkaip kitaip išreikši savo galbūt kategoriškai kitokią nuomonę, ar ne? Ir aš kartais pastebiu, kad žmonės ypatingai socialinėse tinkluose kaunasi vardan kovos, jau ten ne kritika, o tiesiog įžeidinėjimai ad hominem ir taip toliau, bet tik tai iš nežinojimo ir ką ir kalbėjom pradžioje, iš to netvirto savo vidinio buvimo, kad šiaip tai aš neišmanau, bet labai dabar noriu pasakyti. Tai tu sakyk, kai jautiesi, kad išmanai. Ir tada, man atrodo, ir ta kritika bus tokia pamatuota. Galbūt iš pat pradžių niekas nenori kritikos priimti, ar ne, bet tai vis tiek galų gale tave užaugins. Esi daug pasisakiusi už lyčių lygybę, už LGBT teisės ir kitas visas visuomeniai svarbės temas. Tai ar pastebėjai, kad yra tokios kaip ir visuomenės normos negerbtų žmonių netitinkančių kažkokių standartų? Net nežinau, ar gali tai normom vadinti, man atrodo, kad čia elementari diskriminacija, ar ne? Man dėl ko labiausiai liūdna, tai kad kažkam visuomenėje atrodo, kad pavyzdžiui jaunoji karta lyg kažko nesupranta ir kad jiems tos temos nesvarbios ir kad tu kažkaip dirbtinai turi uždaryti juos į vakuumą ir su jais nesišnekėti nei apie lyčių lygybę, nei apie kitus svarbius tiesiog, ar ne, skirtingoms visuomenės grupėms dalykus. Kas man labai smagu, tai kad jūsų kartos žmonės žino daug daugiau už bet kokias močiutės ir senelius. Ir pokyčiai vyks tik tai dėl jūsų. Ir kai kažkas juokiasi, kad jaunimas išeina, nežinau, į mitingus už Black Lives, arba kad, mačiau, ten Kaune Laisvės alėjoje jaunimas protestuoja prieš politikus, kurie vis dar dirba Rusijoje, ar ne. Man yra, sakom, saujelė žmonių išėjo, bet ta saujelė prie saujelės ir žiūrėk jau minė. Ir dar, man atrodo, labai svarbu jungtis prie tokių judėjimų, dėl to, kad ką mes po vieną, ar ne? O čia, žiūrėk, jau ir pokytis kažkoks įvyksta. Ir šiaip toks tvirtesnis stuburas, ar ne, kai tu ne vienas. Tai aš džiaugiuosi, koks šiandien Lietuvoje yra jaunas žmogus, nes man atrodo, kad ta laisvė ir ta pati skaitmenizacija turbūt, ar ne, ir atviros sienos, ir Europos Sąjunga, ir tai, kad mes galim per 2 valandas atsirasti kitam pasaulio gale, turbūt gal ne pasaulio, daugiau Europos, bet staiga, ar ne, mokytis istorijos iš ten Koliziejaus likučių stovinčių Romoje arba ten Paryžiuje, vaikščioti gatvėmis, kur klasikinė literatūra gimti iš to savo žinojimo ir laisvės ir gebėjimo mąstyti ne tik apie save, bet truputį į priekį. Man atrodo, kad viskas bus gerai vis dėlto su šitu pasauliu. Matom, kad daliniesi Instagrame savo skaitytą literatūrą. Gal turi kažkokią rekomendaciją jaunimui klausančiam dabar mūsų? Kai aš galvoju apie jūs ir apie kažkokią literatūrą, ką aš galėčiau rekomenduoti, tai pagalvojau apie Kloverę, nes ją neseniai skaičiau, tada pagalvojau apie Sally Rooney, nes jinai tiesiog yra jaunų žmonių visiškas
visiška žvaigždė pasauliniu mastu. Ir tada dar pagalvojau, kad svarbu labai rasti balsą literatūroje, ar ne? Aš dabar, pavyzdžiui, esu susirgus literatūrą, kur yra moters balsas, vienoks ar kitoks. Po Pakloverės dar perskaičiau Josefiną, tai yra romanas apie Napoleono gyvenimo meilę. Ir tada pagalvojau, kaip įdomu, va taip moteris literatūrai gali skambėti. Arba ten mano trijulė šiaip literatūros yra Hannah Kent, Rachel Cusk ir Lauren Groff. Tai jeigu bent vieną iš tų rašytojų atrasit, man atrodo, kad jos, nesvarbu kiek tau metų, visai galima pradėti jas čiupinėti. Tai prisiminkit mane ir pagalvokit, kokį moters balsą literatūroje šitos trys deivės, žodžiu, spinduliuoja. Ieškokit savo mielo balso tekste. Ir man atrodo, kad tai ir suteikia daugiausiai džiaugsmo skaityti ir paskui kažkaip murgdytis tame, ką tu perskaitai. Ir man tai savotiškas pabėgimas visą laiką. Gal irgi galima ieškoti emocinės tvirtybės, ar ne? Tiesiog pabėgant per kiną, per knygas, per muziką. Nekreipti dėmesio į nieką, kas nori įskaudinti tik tai dėl to, kad patiems skauda, ar ne? Tai yra ne apie jūs, o apie juos. Ir tikrai ieškoti savo mielų pabėgimo būdų, kurie augintų jūs kaip žmonės. Ačiū už pokalbį. Ačiū.